Aš 10 metų tikėjau nesąmonėmis, kurios griovė mano gyvenimą. Papasakosiu tau viską per minutę, nes esu tikras, kad tu dabar darai tą patį. Aš vos ne kasdien savo kartodavau, kad aš esu nevykėlis, tikėjau, kad man amžinai nesiseks ir kad aš niekada neturėsiu pakankamai pinigų. Mano santykiai griuvo, o aš tik dar labiau maliau šitą purvą savo galvoje. Ir aš tiek prisirišau prie šitų istorijų, kad net radau įrodymų, kodėl aš esu toks blogas ir kodėl man nesiseka. Dabar esmė. Šitas įsitikinimas yra didžiausia kliūtis tavo sėkmei. Jei tavo istorija skiria tave nuo meilės, gausos ar kokybiško gyvenimo, paleisk. Paklausi, kaip tai padaryti. Kai tik pagausi save vėl galvojant, man nesiseks, paklaus savęs. Ar tai yra tiesa? Ar tai tik tai sena pasaka, kurią esi pripratęs savo sekti? Šitas vienas klausimas sugrąžins tave į realybę. Tu pats save įkalinai šiame narve, nes tavo galvoje tiesiog nebuvo vietos niekam kitam, tik šioms šiukšlėms. Mano gyvenimas pasikeitė tik tai tada, kai pakeičiau savo galvoje tą vidinį pasakotoją. Kai nustoji save programuoti nesėkmiai, visas pasaulis pradeda tau padėti. Tu nesi savo praeities klaidų kalinys. Tu esi tai, ko nusprendėjai tikėti šiandien. Kviečiu pasidalinti šito video, nes galbūt per tave kažkas išgirs tai, ko jam šiandieną labiausiai reikia. Padėkime vieni kitiems atsikratyti tų vidinių blokų ir pagaliau atsiverti sėkmę. Siunčiu tau šviesos.